Sveiki visi. Grįžau namo iš Suomijos. Tai dabar pradėsiu biškį darbuotis namuose. Važiuosim į sodybą. Noriu dabar pabaigti prie kabelį biškį apsitvarkyti. Reikia padangas pasikeisti, ratus. Reikia stopui vienam laidai nutrūkę. Kai prie ekskavatorius buvom prisikabinę, žemės stūmėm. Noriu biškį apsitvarkyti, kad būtų tvarkinga, reikia iš sodybos vežti padangas po biškį priduoti. Šiemet dar galiu priduoti, ten tėtis ant sajos. Ant dukras dar gal ten priduosiu, kokį 16 vienetų prisiduosiu. Dar liks kažkur tiek pat. Dar pas draugelį nuvešiu į šinamontažkę. Sakė atvežti po biškį galės, tai ten nuvešiu dar biškį. Tai kaip nors prisiduosiu tos padangas. Dabar bandysim pakeisti ratus. Nes ratai va, sutrūkinėjai visi, jau čia senas labai padangas. Čia buvau Fiat Ducato kažkada nupirkęs, su visą pilnai ten po avarijas apversta. Tai tą tiltą čia įdėjau į tą priekabą. Čia tą priekabą registruoti Švedijai. Draugelis parvežė iš Švedijos. Buvo tas tiltas išėjęs po šaibom. Ta padanga iš vis jau leido. Visas va patrūkinėjusius. Tai turi viršų ten padangas, kur nežinau, nuo to pačio Fiato buvo 4 padangas. Ta tiltą numontavau, tas padangas pasilikau, tą visą Fiatą pardaviau, dar ten uždirbau kažkiek, nepamenu. Labai seni laikai buvo. Tai va, ir šitos padangas. Va, dar taiks matysim bolimėniai su šipais, nes štolčių. Nu, kažkokie šipai dai. Nesvarbu. Tai va, technikinis nereikia priekabį varyti. Švedijai, man atrodo, nereikia technikinis iš vis varyti priekabų. Tai apdraudu tik į viskas, važiuoja. Tėtis šio savo valtį prisipūtė, pasidėjo. Tai va, trauksim padangas, laukia. Tokie biški parūdėję tie diskai. Gerai bus, priekabai užteks. Turiu šildytuvą, įjungsiu bišką šildysiu. Dabar eisim lempą tvarkyti. Čia ir laisvas nutrūkęs. Reikia sulituoti viską. Gal į krūvą. Sutvarkyti. Priekaba va, švediškais numeriais stebina. Stopus buvo kiniečių parsisiuntęs, bet gerai, tie senieji buvo, tai ten lemputės oksiduojas ir oksiduojas, užsiknisau tvarkyti, tie tai jau gerai veikia. Buvo viskas sulitājęs, prilitājęs. Atlupau laidą, buvau litājęs kažkas, dabar reiks viską per naują lituoti nuimti. Labai patogu čia bus prieiti. Sutrumpėja dar tas laidas čia. Reikės atsigulus čia kažkaip liko. Pasižiūrėti, ant ko atsigulti reikės. Aukštas spaudimo padangas
3 pakuosim. Galėsim po vieną ir Lietuvoje. Turiu lituoklių. Cenas paimsim, lituosim. O, turiu cenas vidui su kanifolė iš karto. Gerai, čia juodas lituosis. Kais papiškai. Dėkime. Perėlgas. Pradedi kaitinti, paskui susitrauk, kol lituoji. Aš čia galėtų šis su izoliacija vynioti, viso. Nu, bet... Na, bet susitraukė Kembriksis. Trys laidėlis prilitavau. Vyniojas izoliacija, vis tik Kembrikai trumpi, dar susvyla, tai neužmaukim. Na, dar vien prilituojam. Ir abgemacht. Jums lietuoklį lauk. Suizoliuojam. Beveik, ambizija. Gabaritai veik, viskas veik. Stopus pacientų jau nepatikinti. Nu ką, lėksim į sodybą. Paims, jeigu bus kuotų. Viskas supakuotas, gražiai stol. Atvarėm į sodybą. Noriu jums biškį dar trumpai papasakoti, kas čia per sodybą ir ką aš čia darysiu. Tai radote nemažai naujų prenumeratorių.
Nupirkau čia sklypą 38 arai. Čia buvo tvartas didelis, nugriuojam jau plytinis. Buvo nameliukų visokių irgi medinių, nugriuojam viską. Ten buvo šien sudėts irgi didžiulis tas klėtis. Irgi nugriuojam. O namą griausim visą antrą aukštą. Pirmam aukštą. Darysim tokią poilsinę. Padarysim čia 2 kambarius, vieną didelį, vieną tokį nedidelį. Ir vienam gali ten bus didelis holas. Parodysiu jums. Kažkas piname. Užsikirtus, užšalus. Su vienu raktu nesirakinsiu, kitą atsirakinsiu. Tai va. Čia vatos parsivežiau da. Dėsim čia ant viršaus, ant tų blokų. Čia liks visas lubas, viskas čia liks. Čia tik va atsimūris toks kalidoriuks. Čia bus duris toje vietoje išsipjaus. Čia bus tualets vonė. Katiliuks elektrinis stovės, boileris. Na ja, čia bus va didelis kambaris, o čia bus drabužinė, tai nelabai čia matos. Čia laiptai nusigriausia antrą aukštą. Bus drabužinė, tai. Tai va. Einam, antrą pusę parodysim. Čia kasim didelį prūdą. Nežinau, koks čia mums išeis, gal kokie 12 arų. 10 gal. Matysim. Čia vis plytas palei medžius, ten 3 metrai nuo medžių turbūt, 5 metrai nuo ribos. Ten va, kur stulpeliai ribai. Čia va, takutė. Tas tvartas. Čia va, matau fundamentą. 2,5 metrą dar į tą pusę. Ir tada jau mano riba baigas. 5 metrai nuo tos ribos. Turėsim čia kast prūdavo į tą pusę. Ten užsuksim biškį. Ten buvo senas prūdas užkasiau. Turiu ekskavatorių nusipirkęs didelį, 16 tonų. Tai planuoju viską pats daryti savo rankom, kiek bus įmanoma. Kiek sveikata leis. Ten gal grindis betonuoti, aišku, samdysim kažką, o šiaip nesu didelis statybininkas toks. Bandysiu savo rankom padaryti viską. Čia išgriausim visas tas pertvaras. Nuimsim tos blokus nuo viršaus, darysim tokį aukštų stogų, čia bus hols toks didelis. Čia irgi išsigriaus tą sieną. Tie laiptai čia išsiims lauką, bus iki pat tos sienos hols, o toks va didžiulis. Galvoju vidui čia viską iš medžių padaryti. Su aukštų stogų, tokį bažnyčinį bus. O čia va įsipjaus tos duris iš antros pusės, kur rodžiau. Einam, parodysiu dar. Čia pirtelė buvus, čia mes daikčiukas susidėjom, valgom čia. Padangų va pritraukiu už prūdą. Reik po biškį vežti į tą aikštelę. Draugelis dar ten priims kažkiek. Dirbans ten, kur padangas montuoja. Sakė, savaitę, kokius 4 gali atvežti. Tai po biškį ir išvešiu. Čia antrą aukštą. Antrą aukštą visą beveik išgriuojam. Va. Visas pertvaras čia buvo tas pats kaip pirmą. tą kaminą paliksim židiniui turbūt. Jo ant šį patį viršų išeina. Seniai čia visi tos du nugriausim kaminus. Kai stogą jau imsim visko. Šiaip viską beveik čia jau išgriuojam. Tiek o reikaliuko. Nu tai ką, žiūrim, eisim kažką darysim po biškį. Galvoju, gal iš vien kambarį kitą bent skylę prasikalt, paskui jau prasipjausi, reiks įdėti saramas ten viršui. Prapjausim ir reikia daryti normaliai viską tvarkingai, kaip priklauso. Žiūrim. Va.
Mano kašilotas. Taksi vadinas pusiau. Tetukai biški nupenėjo. Sausainiukais šar viskom. Na, einam darbuotis kažką. Bandysim įsigriauti skylę čia, sudaryti, kad galėtų vaikščioti iš vieno būtų į kitą tiesiai. Nereikėtų aplinkui vaikščioti. Sieną storą per 2 plytas. Darbas. Pramušau kiaurį.
Na ką, jau užteks dabar kol kas. Paskui matysim, tam viršui gal išsidaužysim, įsidėsim saramas. Užpilsim košės ten biškį viršui. Tada padarysim tokias duris, kokius turbūt, palei išmatavimą. Bandysim tas taktas duris nuplaut. Benzapiuką atsinešti. Kai viską išdraskysim, galės tada jau pradėti gal kanalizacijos vamzdžius susivedžiuoti, vandentiekį viską. Paskui užsipilt smėlio ant viršaus. Tada galės jau betonuoti, plonų sluoksnį tada pirmą. Dėsiu polistirolį paskui vamzdžiukus įsivedžiuosiu ir taip toliau turbūt. Está bien, María. Išplėšim grindis čia.
Paukščio nematyti, nejuoti. Niekas neužkavoja. Išlupau, bet čia grindis, viskas taktas dar išlupau. O tiek prilupau medienas. Einam padangį, pasikrausim dar, važiuosim namo. Rytoj atvažiuosim. Kiek padangų išprūda, ištraukė. Čia nieks negyvena, vežė. Ten dan tik pilna. Čia vežė, metė. Kažkas iš kažkur blembai. Čia kaip pastačiau kameras, dar čia važiavo, su jūsų busiku buvo atvažiavę vieni. Signalizacija pradėjo kaukti, iš karto apsisuko ir išvažiavo, neaišku, ką čia buvo atvažiavę. Daug tų mašinų čia važiavo, bet dabar jau visi žino, kad čia turbūt signalizacija, kameras, tai nebevažiuoja nieks. Paimsiu, kai yra čia 20 padangų, 12 priduosiu taip. 4 draugelį nuvešiu į montavimą tą punktą ir paskui dar kitą savaitę 4 senam nuvešiu. Praplaunu šunis. Nebūtų vidurį. Tešlos visokiais. Sumesim tuos čia į krūvą. Vazika turbūt kažkai. Kaip tik kitiem metam įliks. Čia da traktorinės kažkokias gul. Bet gal bandysiu priduoti kaip ekskavatorius. Aš ekskavatorių turiu. Registraciją jį gal priimsiu. Tos va didelės visas, bent jau 4. Nors pas mane 8 padangas ant ekskavatoriaus. Nu va, lieksim numė dabar. Matysim, aš šiandien vešim tas padangas ar ryt. Nežinau, matysim. O, kiek padangėlių prikrauti. Parvariau namo. Dabar galvoju, 8 padangas įsimesiu į savo mašiną. Nuvešiu 4 ten į aikštelę, 4 pas draugelį. Ir rytoj dar 8 įsimesiu, nuvešiu ten į aikštelę. Einam, persirengiu, važiuoju. Atvariau į aikštelę. Išmesim čia 4 padangėlės.
Padangų prikraut, kiek. Registruosiam tuoj. Važiuosim pas draugėlį, ten išvešiam dar 4. Važiuoju dabar pas draugėlį. Priduosim dar 4. Ir tuoj atvešim vėl čia 8. Man brangiuoja čia pirkus padangas. Montavus. Vasarinės pasiėmė su savim, tai 4 gali priimti, ne irgi čia. Na va, pridaviau visas nebė. Važiuoju dar pas projektuotoją. Reikia aptarti ten reikalus dar. Padarysiu projektą neužilgą. Taip, kad galėsim kažką daugiau veikti. Langus reikia ten pjaustyti viską. Darysim duris, kur langai yra. Tai va. Nu ką, visiems iki sekančių susitikimų.